Labas rytas. Labas rytas. Dabar pokalbis su verslininku Viačeslavu Maslovu, kuris vienintelis į ES atveža akmenį žadeitas akmuo, kuris netgi vadinamas imperatorišku arba gydomuoju. Šalia jo yra televizijos prodiuseris Edvardas Žičkus. Labas rytas. Sveiki. Labas rytas. Tik nežinau kol kas, koks Edvardo ryšys su šiuo akmeniu, bet netrukus paklausiu. Tuo tarpu noriu paklausti jūsų, Viačeslavai. Kas tai per stebuklingas akmuo ir kur jis yra naudojamas? Žadeitas jisai labai retas, gražus akmuo. Jisai atsirado iš kito akmens. Jisai yra ne vulkaninės kilmės. Galima jį naudoti kaip juvelyrikai. Pavyzdžiui, čia juvelyrinis žadeitas. Arba štai čia juvelyrinė gysla yra, na, aišku, čia prastos kokybės. Galima naudoti kaip gaminius. Čia vadinami taip kabašonai. Čia amuletai. Galima naudoti pirtyse. Gali būti jisai šlifuotas, skaldytas. Na ir jeigu paimti, pavyzdžiui, plytučių gamyboje. Žiūrėkit. Aha, plytelėm taip pat. Jo, plytelės galima. Čia storis plytutės yra 5 mm. A, jūs tą švieselę praleidžiamą, rodote koks storis, ar ne, kad suprastume? Ne, kad 5 mm praleidžia jisai. Supratau. Aš dar čia turiu ir knygą parodysiu, irgi daugiau įvairiausių pavyzdžių. Tuo tarpu noriu jūsų paklausti, kur jis yra, kokie yra telkiniai, kur jis yra išgaunamas? Žadeitas pasaulyje yra tik tai 6 valstybės, kuri turi žadeitą. Tai yra Japonija, Myanmar, Ekvador, Meksika, JAV, Kalifornija yra ir Rusija. Aš žinau, kad pirčių mėgėjai diskutuoja, ko jis toks ypatingas, kad jį ir pirtims naudoti. Pirtise jį labai saugu naudoti, kadangi jisai turi aukštus patvarumą ir tvirtumo radiklius. Pirtyje, kai užpilinti kaitintą vandens, nėra garų, ausis nedega, rankas nedega, veidas. Na, jeigu su vanta pridedi, ohoho, kas tenai būna. O ar iš tikrųjų tiesa, kad jis turi kažkokių gydomųjų galių? Yra ištirta, moksliškai įrodyta, kad išsiskiria silicio rūgštis, kuri turi nuskausminantį, priešuždegiminį ir antitoksinį poveikį. Aš žinau, kad Edvardai važiavai į Hakasiją, taip, draugė su Viačeslavu. Kokie įspūdžiai? Mano paties nuostabai aš tapau vienu iš viso labo 3 lietuvių, kurie kada nors yra įkėlę koją į vietą Hakasijoje, kur yra randama šitas akmuo. Įspūdžiai yra šiandien nerealūs, nes prieš išvažiuojant aš maniau, kad tai yra akmuo, kokį jūs matote ant stalo. Galiausiai šitos medžiagos rengimas tapo milžiniškų tyrimų, kuris prasidėjo nuo Sotheby's aukciono, kai papuošalai iš šito akmens pardavinėjami už $20 milijonų, už $30 milijonų. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad mes atsidūrėm Sibire, visiškoj taigoj, kur laukinė gamta ir kur galima patekti tik tais su barža ir dar visais kitais sudėtingais būdais. Ir iš tikrųjų atsidūrus ten apima labai keistas jausmas, nes tu nepamatai jokio stebuklo, tu pamatai luitą, tokio akmens ir pamatai žmonės, kurie pusę metų po gabaliuko skaldo šitą akmenį, kad ten reikalingas preciziškas kruopštumas, kad nepažeistum juvelyrinės gyslas, nes jinai kainuoja $1000 ir galiausiai mes tapom tais liudininkais, kurie stebėjo, kaip visas šitas procesas vyksta. Galiausiai vėliau atsidūrėme Maskvoje, garsiosiose Sandūnų pirtyse, kur laiką leidžia viso pasaulio žymybės ir oligarchai. Ir jie mėgaujasi. Aš turėjau galimybę kartu su jais atsisėsti su rankšluosčiu ir toj žadytiniai pirty ir išmėginti visus malonumus. Na, ir kuo jis skiriasi nuo paprastos? Kuo skiriasi, aš šiaip nesu pirčių mėgėjas, bet į tokią su malonumu sugrįžčiau, todėl kad pirmiausiai tai nėra jokių garų, kurie nedegina odos, iš tikrųjų labai lengva kvėpuoti, o išėjus jausmas toks geras relaksas. Na, tai tada noriu klausti jūsų, ponia Viačeslavai, kur galima rasti daugiau informacijos apie žadeitą? Daugiau informacijos galima rasti internetiniam puslapyje. Galima paieškos sistemai, kaip Google, Delfi, čia jokių problemų. Žinau, kad kitose laidose jūs mums pažadėjote dar pratęsti pasakojimą apie šį stebuklą. Ačiū Jums ir sėkmės. Dėkui. Ačiū.
Europoje vis dažniau vulkaninį akmenį pirtyje keičia žadeitas. Žadeitas yra vienintelis pusbrangis akmuo, kuris pagal savo struktūrinės savybės idealiai tinka naudoti pirtyse ir saunose. Žadeitą naudoti pirtyje ir saunoje absoliučiai saugu. Aš pats pirtį naudoju šlifuotą irgi žadeitą, tam 5 akmenys būtent tam vadinamam akmenų ar termomasažui, tai yra kai su akmenim darosi, nes tai yra visas kompleksas dalykų. Tai yra ne tik akmuo, tai yra akmens judesys, akmens svoris, akmens temperatūra. Ir nežinau mediciniškai, kaip tai veikia, bet žmogui tai minimum tai yra malonu, maksimum jisai po to sako, kad geriau jaučiasi. Sklindantis garas nuo šito akmens yra vis dėlto kitoks. Kvėpavimas yra nepalyginamai lengvesnis. Ir, sakyčiau, savijauta yra irgi truputį kitokia, reiškia, išėjus iš pirtelės, kur yra žadeitas ir kur, tarkim, yra taip plačiai naudojamas muilo akmuo. Žadeitas yra gamtinis, ekologiškas akmuo, vežamas pagrindinai iš Birmos ir Rusijos. Žadeitas labai tvirtas mineralas. Šį tvirtumą nulemia žadeito struktūra, tampriai sukibę adatiniai kristalai. Tvirtas žadeitas lengvai poliruojasi iki blizgumo, todėl yra vertingas juvelyrinis akmuo. Brangiausias žadeitas yra pusiau permotama jo rūšis, išgaunama Birmos teritorijoje. Ši žadeito atmaina vadinama imperatorišku akmeniu, kuris vertinamas ne tik dėl grožio, bet ir dėl gydomųjų savybių. Nuima nugaros skausmus. Būtent toks Birmoje randamas žadeitas ir naudojamas brangiausiams juvelyriniams dirbiniams. Ypač populiarūs paveikslai iš žadeito, kurie ne tik malonina akį, bet ir sumažina radiacinį foną kambariuose. Žadeitas – vienintelis pusbrangis akmuo naudojamas saunose. Žadeito tvirtumo ir šilumos pralaidumo koeficientas duoda aukščiausią šilumos atidavimą per ilgiausią laiką. Tai ir sąlygoja maksimaliai ilgą, lengvo garo išlaikymą saunoje ar pirtyje. Žadeitas labai greitai įkaista jau prie 50–60 laipsnių temperatūros. Todėl žadeito akmenų krosnelė reikia ženkliai mažiau nei paprastų vulkaninių akmenų. Įkaitinto žadeito gydomosios savybės sustiprėja, jis išskiria silicio rūgštį, kuri turi nuskausminantį priešuždegiminį poveikį. Užtenka juos sudėti tik ant kitų akmenų paviršiaus toje vietoje, kur bus pilamas vanduo. Ir tikslas bus pasiektas. Jūsų pirtis taps tikrų kurortų. Na, o kągi daryti tiems, kas neturi pirties? Išeitis yra. Iš susmulkinto žadeito jūs galite patys pasigaminti gydomasias pagalvėles, apykaklės ar diržus, kurie išgelbės jūs nuo skausmų nugaroje, stuburė, sąnariuose, normalizuos arterinį kraujo spaudimą, stiprins nervų sistemą, minkštins kraujagyslių sieneles.